mažų raudėlių, nieko nėra. Oba, turim. Į pabėgą vėl. Tok dydžio žuvis. Nežinau. Toks lengvas konkursėlis. Labą dieną. Šiandien vėl žvejybom. Išžygiauju prie naujos balos. Pagaliau jau ne prie maščios. Galvoju, pabandysiu kėtą tokį. Ei, čia ežeriok, prūdėlį, užtvankelį. Ką pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir žinokit, kas šiandien ir geriausia, kad nėra beveik vėjaus. Vau, ta prasme, štilius, neprisimint, kad bėrte buvim. Ir saulė šveit, ir šėlta ganėtina. Žodžiu, orėlis tai 10 iš 10. Tik nežinau, ką žuvim, ar bus gera, nebus gera. Tai žodžiu, anončiai gali apeit vėsą aplinko, tai ko ger taip ir darysiu šiandien. Pabandysiu apeit grina vėsą ir bandyti kažkon sugauti. Iš metų vieną kartą čia buvau jau, bet niek nepagalau. Tiesiog te prasimėčiau, į niek nebuvau. Tai vat, einu dėti masalioką, einu aplink krunčioką ir jeigu pagausiu, būtina parodys, kom pagavau. Nu į kon pradėsiam. Po pirmą metimoką pasidarysiam. Matysiam čia. Seksis, nesiseks. Susireguliuoti reik stabdį. Jeigu kažkas netyčia. A jūs gert, ką paaukštę čia albiau. Pavasarėlis, konkrečia pavasarėlis. Kiet savaitė žad plius 20. Kosmosas. Och tu, buvo pirms kliaus. Įmatau kažkas dam paviršios. Tačkinas ten kažkon. Vanduo virš skaidrės pažyvimus tiksliau visos. Toks iš tikrųjų skaidrus, tai išsidėjau kalūris whitebaitą, tokį tomsų. Nu, buro keliaus spalvos. Tai pasižiūrėsiu čia. Bus, nebus. Šiaip čia yra šeriukų. Tai žiūrės, gal kokią šeriukų pavyks pagauti. Čia kažką aš nežinau, tą veitų man dabar. Tokį įdomesnį. Čia laba skaidrė ir laba seklė. Čia gilis ir, nu, pusmetris, maks. Nedaugiau tikra. Ajajai. Kol kas nieko. Visiška. Nu, veintam tokį klioviokų mažą turėjau. Oba. Pirma. Oba, ešerenzijus. Pimpirim. Va. Net nesimat. Maželiuk. Bet jau ir pirms. Geras dalykėlis. Va. Vainuolis. Liumt. Jas. Atidarėms pavyko. Tas saukanas čia apsipyniau. Aptararai. Nušaunam į tom kanalioką čia. Pabandyti. Oba. Jinai. Tai savo. Buvo kažkoks žuveliuks, mačiausia blizgiai. Ką negera. Nu, davai, metėm čia padaro variantą dėkėt posį. Biški, ne į tom posį eina iš tikrųjų. Nu, retina į kitą pusę. Oba, turim. Į pabėgą vėl. Nepamelaus. Tok dydžio žuvis. Nežinau čia. Jas perėti čia ir gilė, ir šlapė. O aš su savo kerziukas tai čia. Niek, reikia toliau kažkur. Iškuot apie jiem. Atklampojau. Čia toks upėlis da ir. Per anon sunkia perlepti. Apeiti turi. O, čia irgi sminga. Oba. Yra. Raudelė. Bet tu iki pikta, kad uždėjai gazą iš pradžių. Rantintintintin tik tą. Fainė. Bet tai ką, tai paukščiuką čiolb. Kažkas tokį. Oba, yra. O. Trečias žuvis dydis nesikeri. Nu gerai. Jau atsidarėms, kaip sakau, pavyko.
Bet žuviai didelios nėra. Reikia tokius, normaliai jau. Ta saulė, kas pigien. Ui. Prisėdau, galvoju, padarysiu jums staigmeną. Turiu masalų dėžutį, kalūrės, 2 pusių, pagrinds vaidbeitą, limited spalvos. Nes aš ton dėžutį jau turiu kokį metą laiką. Kažką vis norėjau ton konkursą padaryti, bet taip ir nepadarydavau. O dabar jau žiūriu, turėjom 2,5 tūkstančio subscriberių ir dar jau biškį viršaus. Galvoju, reikia daryti kažko. Išsitraukiau vakar iš polovos. Žinot, ką buvom polovų. Tas skyrius, tokiem visokiem daiktam. Galvoju, šiandien varysiu žvejoti ir padarysiu šiom konkursą. Sąlygas tokis, kad turit pasubscribinti mano kanalą ir parašyti kažkokį tai komentarą. Galite rašyti, gera, blogo žvejyba buvau, galite parašyti tiesiog kalūrės, galite parašyti belekon, kokiek žuvis labiausiai patiek jums. Tiesiog, nėra joks skirtama, bet tai 2 punktą. Tai vat, nugalėtojai išrinksiu nuo video paleidimo pradžios po 2 savaičių. Žodžiu, praeis 2 savaitės ir ton dėžut kažkam vienam atsitiktiniam žmogau išsiųsiu. Jeigu būsit labai aktyvus, galbūt padarysiu dar savo gamybos avižėlių, kažkiek tai, sakykiam, ten po 10, po 20 ir išsiųsiu dar 2 nugalėtojams. Tai va, čia priklausys nuo jūsų pačių. Toks lengvas konkursėlis, čia yra 20 skyrių bendra ir, sakau, įvairiausių spalvų masalų. Tikra, pagausit ne vieną, ne 2 žuvis ir gal čia sezoninis, sakykiam, dėžutė jau gaunas. Tai vat, būkit aktyvus, dalyvaukit, parekomenduokit draugams, varom toliau žvejoti. Šiaip tai pažiūrėkit, kokį ir geras dalyks. O, ir sauliuką, ir šiukšlėnis. Bet žiūrėk, šiukšlį vis tiek, zarazas. Kažkokį palikt. O, šiaip maišą galėt būti, nes čia krent viskas laukon. Bet nu esmė ir aiškiai. Sutvarkyta ir kas kažkiek metrų aplink pakrontį yra šiukšlėnis. Tai tas žiaurė faina iš tikrųjų ir gali ir prisėsti, gali ir šiukšlius išmesti, jeigu kažkokis turi. Fantastik, pernai išvalį, visko man patvarkė. Žiaurė gerai žvejyba. Patogia. Nu jau su baltas kėdas nepavakščiojus, ką pašipratys, bet smagiai. Judam toliau. Nu kažkom pabandom pakeisti, nežinau. Va tokį dabes užsidėjus, gal matos, nežinau. Va toms vaidbeitėlis. Nu dedu savo. Žalia, mėgiama. Va, irgi vaidbeits, bet žalis toks, ant smolaba patingi iš tikrųjų, pavasario spalva irgi žiauriai gerai. Šiaip tikra, žinau, kad kiekvienas galvoja, ko gaudau, ko naudoju ir panašiai. Tai vat, Daiva, lūvijas, 2000 dydžiaus, kots. Putna Custom Rods, mono gamybos, 1,90 m ar 1,89 m, iki 1 gramą, Vals Duel Vevon, 0,13 pagal Japoną, avižėlį 0,3 gramą ir kalūrės whitebaits. Tai vat, toks komplektėlis, eini trasą, whatep. Šiaip pastebėjau vieną dalyką, kad aš pavyzdžiau, dažniausiai viskom parašau aprašymį. Tai yra teik valą kokį naudoju, teik pavadėlį kokį naudoju. Šiuo atveju dabar nenaudoju pavadėlios, bet galvoju užsirėžti, pažiūrėti ir skirtams. Tai vat ir meškerį kokį naudoju, ir ritelį kokį naudoju. Ir būn tokių dar klausimų, kad ko naudoju. Tai jeigu kažkas nežinot, nepasakau per video, ko naudoju, paprasčiausia užeikti aprašymą. Ten vis laiką būn viskas surašyta, pateikta ant lėkštutis, visi istorija, visi modelė ir panašiai. Žinokit tokį faktą, kad po kiekvienų video yra kažkas tai, nu bent jau beveik 90% kažkas parašyta. Karts būn, kad labai ten miksauja, sakykiam, įrankį ar dar kažkas, tai tad niek nerašau. Nu, bet nežinau. Žuviais tai arba nerondų, arba nėr, arba dar kažkas, nežinau. Šveita. Karts atrodo šitą gerą, kad tos mažėlėks nesikabinė.
Nereikia ten terliuoti rankų. Bet jeigu joks bonus neužkimba, vo tada jį bėda. Tad jau nėra gera, ta žvejyba tokia irgi paliek. Nei tokį. Kapy vėjaus nėra, taip ir žuviais nėra. Nu, ko? Vėjas didžiausias žuvis kimba, nėra vėjaus žuviais nėra. Niek. Visiškai. Nebliek saulis ir iškart šalt paliek. Reiks tau traukti savo ton plon kurtki iki kakla. Nu, žodžiu, visiškai nekim žuvis. Šnipšt visiškas. Nei visą pavadėlį, nei be pavadėliaus, nei keitaliok masals, nieka, žodžiu, nieka. Tai einu vėl toliau, bandysiu kitus veitus. Gal dar kažkon sukrapštys. Nu, bet vis tiek žvejybų netušti, ką bebūt. Bet, ką pavyzdrėbiau, tai labai blogu kol kas. Visiškai niek, realiai nėra. Einu, bandinėjus, jeigu bus, parodys. Mačiau, pėlis praplaukė. Tok dydžiaus, bet ne mes, tegu būna ramybė. Eik tu koks akliovas. Koks ešerys, eik tu sau. Nu, šitai, bet tai tik tolės, nuėjęs, niką pačiom neparodys dabar. Ne, prikolin. Neišgers, aš tai ko dalyk šiandien garantauta. Eik tu sau. Nu, žodžiu, turi cirkinteis pats, jeigu nekim, žodžiu. Ką būčiau prie jūros beveik. Smėliuks, paplūdimys šitą. Viskas savo veito. Bet žuviais ką nėra, tai jūs net neįsivaizduojat. Arba aš čia toks jau, nežinau, nemukons gaudyti, į niek nepagaunu. Jaučiat jau, kad dies aš 0,5. Į mesu da toliau. Į gal pagaus ko nors. Žodžiu. Neapžinau, ko daryti. Dedu 0,5. Tiek žinių. Pabandysiu prasimėti toliau. Pabandyt paieškoti ešerį galbūt kažkuo kitai. Ir tada tikėtis geriausiai. Bet tiesiog nėra žuviais prie pat kront paprasčiausia. Nesilaik dar per šaltą. Nu, jeigu čia vat ant Velykų daug šilumos. Nes aš nežinau, kad tas video išeis. Nes aš vis laik pasidarau. Įkeliu kažkelis dienas, dažniausiai kas 4 dabar stengus. Tas video gal išeitė ir po Velykų, nežinau. Tai jau bus ko gero tad šilta. O aš dar tebe gaudysiu, vart. Kap nėra labai šilta, bet jau orėlis vis tiek geresnis. Tai žodžiu, jeigu per Velykas užkals taip kaip žad, tai bus iškart visai kits reikalas. Žuvis momentaliai aktyvės. Nežinau. Ded 0,2. Eisiu dar aplinko biškį. Vat čia kiek lieka. Dės 0,2. Kiek numesu, tiek numesu. Kaip sak, tebūnėjau. Šiandien atėp. Tai bent dar kažkokį gal mažą žuvytį pagausiam. Tai 0,2. Šliurpi. Nuvaryčiau į mas. Tikrą, ką pagaučiau. Bet aš nenoriu varyti vien dėl to. Nes atsibod biškiau. Jau kiekgi gal su tavo maiščiu, aš nesuprantu. Jau čia jum atsibodo, nebiškėliau. Aš tik atsibodo. Žinau, kas sako, nebevarykit, ant mąstėjau ten. Eik, nesamonį. Jo. Nu čia tarp šakų. Raunam, metimok. Patikrinsiam irgi. Ir prikolinat. Pažiūrėkit, pirmų metimų. Ant 0,2 ir arba čia bus prasimetis, ką negaudžiau ant 0,2, arba čia ir sėkmė, tiesiog dabar. Pirmų metim vėl pagaut žuvį. Nu va, dabar nėra. Jaučiu pastebėjot, kad jeigu mažą pagauni, pradedi kiekvieną tą žuvim džiaugtis. O taip, jeigu kimb, o jeigu kimb, nu tai jau kimb ten. Tiesiog gauda ir viskas mėgaujais. O, lašnuoti pradėjai. Fainė. Toks grybų lietus. Grina grybų lietus. Ne, čia pasisek man. Nekim vėl. Tiesiog atrodo, užsidėjau 0,2 pirmus metiems pagavau žuvį. Jau dabar špyga. Votuok.
Nu, švyst. Geras metėjams prie šakų. Dava, žiūrėkit. Sakiau, ką ir. Žiūrėkit. Netikėjot manim. Koks laimikis. Šiandieną, ne? Apgavyščių video. Saka, ešerys koksa. Apgavo. Vėl kliaus, šaka apgavo. Nežinau. O, dabar tikrai. Dabar tikrai jau. Veizėkit. Eik tu. Vo tai tau. Dabar tai jau prasidės. Iš tikrųjų, kad nepagaujant žuviais, toks pradeda važiuoti. Atrodo, pradeda nusišnekėti, kažkonda, visokių vėjų daryti. Šiandien pravedėm, jok netrandu. Nei su pauzėm, nei be pauzių. Šiaip, kur pagavau žuvis, tai viskas buvo ant pauzių. Bet vis tiek, nu čia ne rodiklis ir realiai, kad toks kibėms, tai čia niek nesuprasti. Tai dabar darau 3, 4, 5 patimčiams, pauzelį dažniausiai 2-3 sekundžių. Ir vėl taip kartuoji, gritelį pabiškėlį suki, per pauzę sustabda. Vis, nu bet sunkia, nežinau, neįdomi. Čia ne avižadrebis, nesiskait. Nu bet gamto pabūs, geras oras šiandien, žiauriai geras oras. Tik o dabar tas saulėlka pasislėp, tos gryblėt sužiai. Tai nelabai taip jau, bet vis tiek. Geriausias dalykas, ką nepūt, jas didžiausias, kaip dabar pagal paskutinis tendencijas, vėja, bili kokiai. O va dabar visai padorė fainė, jokį vėjoką beveik nieka. Gali gaudyti 0,2 komfortabilė, visko. Einam kitur. Ni mažų raudėlių, niek nėra. To sakau, kelis užkėbnu, tai ten tepsau. Nu vo, jie apėjau vis prūdą aplinko. 5 žuvis. Stebuklinga, belekiai gera, nu tu iki žvejybos man patinka. Labai ypatingas avižtai, ujujui. Nesąmoningi žvejyba, realiai, nu nežinau, nekim žuvis. Šilumos tikra reikia, čia vienintelis kriterijus, manyčiau. Jeigu 5 žuvis per kokias 3 valandas, grubė, nu čia ir maža, labai maža. O, yra. Ešeriukas. O tu dydžio žuvis. Fantastika irgi. Svarbu žuvis. O parėjau vietom vietų, kur pagavau pirmas iš pradžių. Ir vo, vėl ešerys. Gal net nieko ir nereikėjo eiti, tiesiog reikėjo labiau pagalvoti apie masalų pakeitėm ir svorių kažkokį keitaliojimą. O, žiūrėk, į vėl. Eik tu. Ha. Gers. Nu, to nebrodys, toks pats dydis. Bet ir savo vėl. Nu, gers. 3 metimą, 2 žuvis. Šiandien to dar nebuvo. Kosminis greitis čia. Ir vėl. Kaip suprasti? Raudėlį. Max dydžiaus. Bilikiek. Tok dydžiaus žuvis. Vo. Eik tu savo. Žinok, net balas drebėti pradėjai, ką fainė. Puteik laiką vėl žuvų pačiupinėjau. Tu velnis. Tai gal man vis den reikėjo ant 0,2 gaudyti. Galbūt čia pagais ko nors. Nu, realiai pagal teoriją taip ir jeigu nekim lengvint svorį. Bet, nu, aš čia kiek esu gaudys, atrodo, reiktų nuotoliaus pasieikti reiktų ant žuvį. Nes ana grina prikrantų dažniausiai net nestovau. Tai jau reiks dar vieną ratą eiti. Bet nebeesu, tikra. Reik varyti į darbus, reik montuoti video. Iš apkėts dalyks. Bloga, ką nuo ryto važiavau žvejoti. Tai dar iš panaktais nėra tas vanduo biškai nei kiek pašėlis, bent minimalė. Vakar būt geriau, manau. Po velykinį ar prieš velykinį šilumą ateis. Bus gera. Pamatys. Keisiam ir veitas, varysiam su kajaku savo, su baidari. Bus daug įdomiau. Ir gal didesnių žuvų. Ir ultralaitą biškai gal įmaišysiu. Ir šiaip su avižu iš to
nu, sakykime, su vandens technika jau. Didesnį šansas kažko, įkalti biš didesnį kokį bonusą, dar kažko. Ant šilumą bus gera. Tai va, hebrel, baigsiu žvejybą. Niekada daugiau gerą nepabakavau. Pagavau 8 žuvis, man rodos, bendra. Čia koks 3 valandėlis gavos. Tai esmė to, kad va tokius paprastus prūdelius dar judesiaus didelį nėra. Reik dar šilumos, reik to tokį paaktyvėjimą, tada jo bus kiti reikalą. Bet dabar tai niekas stebuklinga, nieka gera iš tikrųjų. Ir tas gaudėms toks apkarst biškėlį, eini, nieko gerą nepagauni. Šiandien reziumuoju ant aplamadėjų, tai ant 0,3 pagavau irgi, bet ant 0,2 pagavau 5 žuvis, ant 0,3 3. Tai vat 0,2 pamatoma yra, dar kol kas tokiu metu geriau, vien dėl to, kadangi tas sklendėms toks gaunas lengvesnis. Ir esmė tokia, kad jeigu būčiau pavyzdžiui gaudyti su 0,2, pat rytą ir iki dabar, tai manau, rezultatas buvo vis geresnis. Matoma, to reikėjo, jeigu čia sakau, per pusvalandį pagavau 5 žuvis, o čia per beveik 3 valandas pagavau tik 3. Avižadrebis šiandien toks, nestebuklas, bet su baronka neliks, taip aš sakau. Iš tikrųjų, aviža ir tas toks, kad, kad ir nedaug pagauni, vis tiek kažkom pagauni. Nėra taip, kad tu visiškai liks su baronka. Tai va tas man labai patinka ir tiesiog lengva viskas, vakščiai taip pat. Tai va, toks šiandienos epizodas, pasubscribink kanalą, parašyk komentarą, palaikink, dalyvau konkursui. O šiam kartu tiek, iki sekančių kartų.